Nu kągi, sveiki. Parašykite pliusiukus, ar girdite mane. Žiūriu, ko tai šviesa nekokia. Girdite. Smagu, kad nepabėgote, pas musgi nebūna be kliūčių. Nežinau kodėl. Šiandieną matau susirinkusius 8 žmonės kokias. Gal pas mus kas ir prisijungs. Adriana atėjo labai kukliai, aš taip suprantu, kad ten data mineris, bet nepasirašė. Stasė, be biznio. Aš taip suprantu, kad mes šiandien svečių neturim, ar ne? Parašykit man visi, ar yra kas nors, koks nors mūsų sponsoris, kuris čia ir turi atsivedęs svečią. Vanda kažką spausdina, matau. Na kągi, aš taip suprantu, kad svečių mes šiandieną neturim. Neturim svečių, ar ne? Taip kad manau, kad registracijos visos ir prezentacijos neįsim. Žinote, kad jūs tikriausiai visi mintinai jau mokate, kaip pristatyti biznį savo naujokam. Gal vėlos. Tai Vanda, jeigu prisijung žmogus ir tu pamatysi, kad tas žmogus atėjo, tai pabandom kažkaip man parašyti, žiūrėsim, jeigu jis ateis, aš kažkaip tai keisiu savo pokalbį. Vanda prieš pat webinarą man parašė, kad gerai būtų apsistoti apie DMS, jo pagalbą. Iš tikrųjų, pašnekėsim gal daugiau apie tai. Antras dalykas, noriu priminti, kad laikas yra pratęstas. Šeštadienį tikriausiai visi iš biznio partnerių čia esantis buvo susitikime su prezidentu. Ir data minerių registravimas pratęstas iki trečiadienio dienos 12 nakties. Na, dar gali būti ekstra atvejai kažkokie tai, kur ketvirtadienį anksti ryte galima dar jam pateikti kažkokius tai papildomus sąrašus. Kadangi visi biznio partneriai, kiek kol kas mums žinoma, bus perkelti į papildomą naują platformą. Kiek aš supratau iš pokalbio su prezidentu, viso bus 4 platformos ir iš tikrųjų daugiau informacijos apie platformą, pirmąjį, kurią mes būsim perkelti biznio partneriai, labai daug žinių neturim. Tik tai žinom, kad ten bus binaras, kad galima bus kažkokiu tai būdu, aš manau, matysime platformoje statyti savo partnerius į dešinę ir į kairę pusę. Taip. Jeigu bus binaras pagal visus tinklinio marketingo lūkesčius, turėtų būti abiejų kojų kažkokia tai apyvarta, balais arba mūsų data coinais. Ir tie balai turėtų jungtis ir duoti papildomos naudos. Dar kalba prezidentas apie tai, kad tai bus vadinamas matching bonusas. Jisai tinkliniam marketinge reiškia, kad mes gausime, dabar šnekama liktai iki 6 lygio, gausime tam tikrą procentą, nežinau, iš savo partnerių uždarbio. Reiškia, tiek, kiek uždirbs iki 6 lygio jūsų partneriai, pagal kiekvieną lygį matyt bus išmėtyti tam tikri procentai, nuo jų uždarbio bus kažkoks procentas tos komandos lyderiai. Mes kiekvienas turim savo komandą, mažesnė ar didesnė, nes nuo kiekvieno iš mūsų prasideda tas didysis saulės kliošas, kuris geometrinės progresijos dėka didėja
Taip, kad nuo savo biznio partnerių, nes kol kas eina kalba apie platformą, kurioje bus tik biznio partneriai. Tai vat nuo šitų biznio partnerių apyvartos mes matching bonusas reikš, kad mes gausim nuo jų uždirbtų pinigų kažkokį tai procentą. Danutės svečias. Čia Vandos atsirado svečias. Ne. Danutės svečias Danutė. Taip. Smagu. Tarp dviejų Danučių reikia atsistoti ir sugalvoti norą. Tai gerai. Taip, šiek tiek pašnekėsim tada ir apie mūsų visą biznį. Dabar yra didelė galimybė dar per 3 dienas pasinaudoti tuo, kad kuo daugiau pasistatyti po savim data minerių. Arba iš vis naujai tapti data mineriais. Taip. Priminsiu, kad data minerių gali tapti tie žmonės, data minerių vienas gali tapti tie žmonės, kurie pirmoje eilėje turi nusipirkti pirminį biznio paketą vadinamą DSS ir tapti data starteriu. Tai čia tik trumpai. Dar įžangai noriu pasakyti, kad šiandieną susitariau su Lele. Bandysiu vakare po webinaro padaryti trumpą video pakvietimą rusų kalba ir pakviesti papildomai rusakalbę auditoriją į People and Connection prezentaciją rusų kalba, kuri vyks trečiadienį 19 val. Jinai oficialiai nėra pranešta mūsų tinklapyje. Aš darau bandymą, aš bandysiu pati reklamuoti šitą trumpą video savo Instagramoje, kurioje yra apie 1300 pasirašusių partnerių. Savo Facebooko puslapyje, kur turiu 5000 draugų ir labai didelė dalis rusakalbių auditorija. Taip pat turiu savo kabinetą Vkontakte, kur aišku ten iš vis didžioji dalis yra rusakalbė auditorija. Šitą darau ne vien tik dėl savęs. Mūsų visų komandose yra rusakalbių. Kai kurie yra galbūt neaktyvus, o vienas kitas bus aktyvus. Taip? Todėl padarius vakare video trumpą pakvietimą rusų kalbą, įdėsiu jį į mūsų Skype chatą. Ir tokiu būdu, kas galėsit ir norėsit man padėti, galėsit šitą video išplatinti, kas turit rusakalbę auditoriją savo galbūt Facebook'e, arba nusiųsti kažkokiam partneriui elektroniniu paštu nuorodą. Ir bandysiu, priklausomai nuo to, kas įvyks trečiadienį, pasižiūrėsim, gal tai darytume ir kiekvienos savaitės trečiadienį rusų kalba. Gal tokiu būdu plėstume auditoriją ir galėtume prisišaukti ir iš didžiųjų šalių, kaip žinia, rusakalbių, daug mes Facebook'e turim draugų tikriausiai, kurie dirba internete. Galbūt kažkokiu tai būdu galėsiu padėti ir jum, tų partnerių, prisišaukti ir galbūt įtikinti tapti jūsų biznio partneriais. Va, tai kol kas yra reiškia tokia naujiena. Daugiau, kaip ir kol kas naujienų nėra, visi yra pavargę, daug dirbo čia paskutinę savaitę, ypač mėnesio. Prezidentas bandė pasiskaičiuoti, kas būtų, jeigu šitoje platformoje, kurioje mes būsim perkelti, būtų 5000 dalyvių, jie visi pirktų atitinkamo lygio paketus. Koks galėtų būti čekis viršui stovinčių 5 lyderių?
Ir kiek aš supratau ir su Ramute šnekėjau, pajamos dar papildomai labai priklausys nuo to, kiek jūsų komandoje pačioj bus data minerių. Tai čia yra pagrindinis dėmesys, kad jūs patys tapdami data minerių galėtumėt ir turėtumėt norą ir džiaugsmą savo komandoje taip pat užkrėsti kitus ir kad jie taptų data mineriais, nes pajamos iš tikrųjų didžiąja dalim priklausys nuo to, kiek man kol kas suprantama iš tos antros platformos. Apie visas kitas nekalbu. Va, ir buvo paskaičiuoti maždaug, jeigu tai būtų žaidimas, jeigu visi nupirktų tuos paketus, kuriuos dabar perka, tai mūsų 5 lyderio Marijos čekis būtų apie 22 ar 26 tūkstančiai eurų, o aukščiausiai stovinčio lyderio, kuris užima pirmą vietą Eugenijaus mūsų BARS sponsorio iš Vokietijos, jo čekis siekia apie 32-36 tūkstančius eurų. Tik dabar nenoriu meluot, bet jeigu tai ir ne savaitė, o mėnesio pajamos, tai vis tiek yra fantastika. Taip, kad iš tikrųjų darbas vertas dėmesio. Pasižiūrim, kaip čia mum eisis. Aš matau, kiek prezidentas daug su savo komanda deda jėgų, kadangi viso turėsim 4 platformas ir kiekvienoje platformoje galėsim daryti tam tikrus veiksmus skirtingus. Ir apie visą šitą prezidentas mums pristatys atvažiavęs tikriausiai į Vilnių. Tai yra didžiausi lūkesčiai jo, kadangi Lietuvoje yra daugiausia, Lietuvos komandoje yra daugiausia data minerių. Ir lietuvių data minerių gyvenančių Lietuvoje. Taip daugiausia. Praeitą kartą girdėjome, ten Ramutė rašė 308 liktai data mineriai. Ir kiek buvo, dabar bus aišku dar daugiau per šitą savaitę. Tai šeštadienį buvo webinaras, jisai sakė, vėliausiai per 72 valandas mums praneš tikslę datą ir miestą, bet tai tikriausiai bus Vilnius. Ir data buvo nustatyta nuo 10 iki 15 dienos balandžio. Mano akim žiūrint, tai yra pirmadienis, penktadienis, šitam tarpe 2 dienas bus skirta naujų platformų išaiškinimui ir, aišku, pasimatymui, susipažintinimui, pasilabinimui, pabuvimui kartu visiems biznio partneriam, kurie visai nesenai visų dėka jūsų sukūrėm nemažą People and Connection šeimą ir tikrai nemažą šeimą Lietuvoje. Taip, kad gal tikriausiai būtų visos naujienos, o dabar iš tikrųjų mes turėtume visi pasižiūrėti ir įsitikinti, kaip galima greitai tapti data mineriu. Pasakysiu, kad, kaip ir minėjau, pirmas žingsnis reikia tapti data starteriu, nusipirkti pirmąjį paketą, kuris kainuoja 49,90 mokant kiekvieną mėnesį. Tai yra nuskaičiuojama nuo kortelės kiekvieną mėnesį, taip? Tačiau, jeigu jūs registruojatės ir priimat sprendimą būti biznėje per 48 valandas, jūs už šitą paketą galite sumokėti 309,90, ko pasekoje sutaupote 10 eurų. Ir kiekvieną mėnesį per metus jūs sutaupote 120 eurų, nemaža suma. Pirmas dalykas, ką jau pradeda gauti data starteris, tai nuo kiekvieno biznio partnerio, kuris bus užregistruotas jūsų pirmoje linijoje ir nusipirks paketą, jisai gaus 20 eurų. Ar tas partneris užsiregistravęs priims sprendimą pigesnį paketą pirkti per 48 valandas, ar jis susigalvos vėliau pirkti šitą paketą ir paskui kiekvieną mėnesį mokėti po 49,90, sponsorius jo gaus visą laiką 20 eurų. Noriu pasakyti, jeigu pas jūs antroji linijoje atsiranda data starteris, kuris nusiperka paketą, o jo sponsorius, tai yra jūsų pirmos linijos partneris, neturi biznio paketo. Jo 20 eurų eina jum.
Tačiau antros ir trečios, net ir ketvirtos gali būti ir žymiai žemiau, gali būti, reiškia, atsirasti data starteris, kurio pinigai ateis jum, nes virš jo tiesiog nebus biznio partnerių. Šitie pinigai eis jum, tačiau jie eis tol, kol virš to žmogaus jo tiesioginis sponsorius nenusipirks biznio paketo. Reiškia, čia nebūtinai bus garantuotos jūsų pastovios pajamos, tačiau tai gali būti pridėtinė vertė vieną ar kitą mėnesį. Tačiau žinokite, kad tie žmonės nesiskaitys kaip privalomas minimalus biznio partnerių kiekis pirmoje linijoje, kad tapti data mineriu. Norint tapti data mineriu, pirmoje linijoje turite turėti 6 biznio partnerius, kurie perka va šitą DSS paketą kas mėnesį. Privalumas. Aš visą laiką sakau, reikėtų eiti žingsniais, susiplanuoti savo biznio kelią. Tapote data starteriu. Pirmą, ką turit padaryti, būtinai užsiregistruoti nors 2 data starterius į pirmą savo liniją. Todėl, kad jie nuo jų paketo jum ateis po 20 eurų. Tokiu būdu jūsų pajamos padengs jūsų mėnesio išlaidas. Tai jau smagu, tai jau ne į minusą ir tai pakelia ūpą toliau dirbti. Antras žingsnis. Jūs minimaliai pirmoje linijoje turite turėti 6 biznio partnerius, ką pasidaryti data mineriu vienas. Kodėl labai smagu būti data mineriu vienas? Nuo visų kompanijos piniginių srautų skirtų partneriam, o mes gaunam nuo kompanijos apyvartos 75%, šitos pajamos dalinasi vėl į 2 srautus, vienas 25%, o kitas 75%. Ir tik data mineris vienas turi galimybę gauti procentus ir pajamas iš to didelio piniginio 75% srauto. Reiškia, kol jūs pagal šitos kompanijos marketingą netapote data mineriu vienais ar kitais procentais, skirtingais, negu tie partneriai, kurie ateina nemokamai, jūs gaunate procentinę dalį iš to mažojo srauto, kuris pas mus vadinasi socialiniu pūlu, iš tų 25% piniginio srauto, vienokius ar kitokius procentus gauna visi ir nemokami gauna savo procentus ir jais dalinasi visi ir data starter. Biznio didžioji dalis ir pinigai yra liberaliniam pūle, 75% piniginio srauto. Ir va data mineris, pradedant nuo data minerio vienas, jis ne tik gaus procentų dalį iš socialinio pūlo, bet jis pradeda gauti jau procentų dalį iš liberalinio pūlo. Prašau, nesusimaišykite, kad procento dalis tai skirta jums. Ne. Procento dalis, kuri bus įvardinta visuose mūsų marketingo etapuose, tai yra nuo šito srauto gaunama procento dalis, bet šita suma dalinasi visi vienodo rango esantis tai dienai partneriai. 5% iš socialinio pūlo gauna visi, kas atėjo nemokamai čianai į mūsų šeimą su viltim, kad susibūrus dideliai komandai bus lizinguojami mūsų duomenys ir mes nuo savo duomenų apyvartos, nuo savo komandos, kuri yra po mumis duomenų lizingo, kažkokiu tai būdu procentaliai gausime pajamas. Tai čia bus ateity ir visi, kas atėjo nemokamai, statosi savo komandėlės ir jie kas savaitę gauna iš to mažojo socialinio pūlo 5% ir jais dalinasi visi. Vat šitą gavo, 5% yra 1000. Vat to 1000 pasidalino, sakykime, visi 15 tūkstančių žmonių, kurie šiai dienai, sakykime, yra nemokamų partneriai. Taip? Data starteriai jau dalinasi, kas mėnesį yra paskirstyta. Tie, kas data starteriai moka pirmą mėnesį, visi tokie data starteriai pirmo mėnesio mokėtojai, jie gauna 5% nuo socialinio pūlo ir šitą sumą dalinasi visi tie, kurie moka pirmą mėnesį, būdami data starteriais. Antrą mėnesį
kurie moka už paketą antrą mėnesį, gauna 7,5% nuo socialinio pūlo. Tai yra atskiras procentas ir atskira pinigų suma. Ir ją dalinasi visi vienodo biznio partneriai. Tai yra data starteriai, kurie moka antrą mėnesį. Trečią mėnesį data starterių komanda visa jau gauna 10% nuo socialinio pūlo ir ją dalinasi. Ketvirtą mėnesį 12,5, penktą mėnesį 15. Ir nuo tos dienos visą laiką 15. Manau, kad šita suma yra tokia stabili dėl to, kad kompanija mano, kad per 5 mėnesius vis dėlto jau didžioji dalis data starterių, nes kitaip jiems bus nebeįdomu, turi tapti data mineriais. Jau turi turėti per 5 mėnesius 6 minimum data starterius savo pirmoje linijoje. Arba kai kurios iš jų jau net data minerius. Ką gauna data mineris? Data mineris vienas gauna 15% iš socialinio pūlo ir būdamas, pavyzdžiui, antrą mėnesį data starterių, jis nusipirko. Pasidarė data minerių vienas, taip, ir jisai pradėjo gauti iš karto 15% nuo socialinio pūlo ir šita pinigų suma pradėjo dalintis visi data mineriai vienas. Tačiau jie papildomai gauna 10% iš liberalinio pūlo ir taip pat visi data mineriai vienas tai dienai dalinasi šitą pinigų sumą. Data mineris 2, jo procentai ženkliai didėja. Jie jau gauna 60% iš liberalinio pūlo, iš to didžiojo srauto ir dalinasi visi data mineriai 2, kurie yra tai dienai. Tačiau data minerių 2, 3 ir 4 būtina sąlyga, visi jie gali būti tik tada, jeigu turi patys pirmą titulą. Nu, atsiradau. Ar jau matosi? Gerai. Tai suprantate, taip? Aukštesnis lygis plus data mineris 2 taps tik tada, jeigu per savaitę jo komanda padarys iš duomenų leasingo, iš paketų pirkimo 3250 eurų. Reiškia, tą savaitę padarė, tapo data mineris 2. Aš turiu įtarimą, jeigu kitą savaitę nepadaro, jis vėl nukrenta iki data minerio 1. Lygiai taip pat, kaip mes data mineriai 1, galim nukristi į data starterį, jeigu iš 6 mūsų partnerių vienas kažkuris paėmė ir nesumokėjo už paketą. Kaip gali nesumokėti? Tiesiog gali trūkti neapsiskaičiavus 1 euro jo kortelėje, sistema ateis, norės pasiimti pinigus, ten trūksta pinigų, pinigų nepaims. Viskas, jūs netekote vieno data starterio ir patys nukritote iki data starterio. Taip, kad turėkite omeny ir sekite šitos dalykus kiekvieną dieną savo ofise, žinokite savo partnerius, data starterius. Kairiai pusėje kabinete, kur yra parašyta DSS ir kur galima nusipirkti data DMS paketą, tai pakalbėsim apie jį. Apačioje nuėję jūs matot visus savo data starterius ir kokią dieną jiems bus nuskaičiuoti pinigai. Tik tai pas mus, kadangi bankai skirtingi ir sistemos skirtingos, šalys skirtingos, kai kur gali vėluoti. Kol kas aš pastebiu, kad vėluoja, pavyzdžiui, pas mane 4-5 dienas pinigų nusiskaičiavimus. Bet dar pastebiu vieną dalyką. Jeigu vieną mėnesį nusiskaičiavo 22 dieną, kitą mėnesį nusiskaičiavo 24 dieną, tai gali būti taip, kad dar 3 mėnesį, pavyzdžiui, bus 25 diena kabinete, taip? Šiek tiek reikia pastebėti dabartinę sistemą, nes aš dar kartą pakartosiu. Mes esame pirmieji, sistema yra nauja ir taip kabinetas yra aukščiausio funkcionalumo, taip kad gali būti kažkokių tai nesklandumų, tačiau nepykime ant pasaulio.
mes už tai daugiau būsim ko verti, nes mes čia atėjome pirmi ir pirmi pradėjom daryti biznį. Visą laiką svajonė tinklininkų ateiti naują biznį, kuris tikrai vystosi, yra stabilus, tada susistačiusi komanda po tavim iš karto gali duoti didelį srautą pirminių čekių. Tai yra tokia biznio programa. Innova platforma jis tik biznio partneriai. Statysis į binarinės kojas tik tai data mineriai ir jų po jais esantis data mineriai. Kol kas turime 3 paras kaip staigiai tapti data mineriu. Taigi pasižiūrėkime prie visų privalumų. Pirmiausia, tai ateinat nemokamai į projektą, jūs gaunate tik tai 3 referalinės nuorodas ir galite pasistatyti po savim tik 3 partnerius. Taip galite kabinete nusipirkti nuorodą ir vėl pasikviesti žmogų. Ir tokiu būdu jūs turite sekti, kas nemokamai jumis ateina, vėl gauna 3 nuorodas ir tokiu būdu statyti komandą. Gal kažkas tai iš jų ten taps lyderių. Bet kadangi pirmoje linijoje reikia turėti minimum 6 biznio partnerius, tai jau čia šitoje vietoje tikrai biznio nepadarysit. Kada mes nusipirkam biznio paketą, dar vienas privalumas, mes kiekvieną mėnesį pradedam gauti ne tik 5 data coinus, jie susikaupia, galim, žinot, juos pasikeisti eurus, nusipirkti partnerių iš laisvos biržos esančių partnerių. Bet mes kiekvieną mėnesį gaunam 24 nuorodas pasikviesti partnerius į pirmą lygį. Tai yra labai svarbu vystant biznį, nes pagrindinis biznis, papildomas ir pagrindinis biznis šiai dienai, kada pinigai gali būti gauti dabar, tai yra biznio partneriai pirmoje linijoje. Liekų nebus, negalėsit registruotis, negalėsit laisvai reklamuoti, pavyzdžiui, savo galbūt banerio, po kurio bus įdėta jūsų referalinė nuoroda. Nes jūs bijosite, kad kažkas tai užims visas jūsų nuorodas ir kažkam vietos pritrūks. Dabar, kada mes gaunam po 24 nuorodas kiekvieną mėnesį, tai yra saugu. Galima pasitaupyti apie 50 nuorodų ir visą laiką reklamuoti socialiniuose tinkluose, pavyzdžiui, savo banerį. Ir tokiu būdu galbūt kažkam patiks ir užsiregistruos. Tikrai yra mano dabar Norvegijos komandoje. Po paros jo seserį prisiregistravo vienas lietuvis ir pas tą lietuvį jau vienas lietuvis, nors jo nepažįsta visiškai ir dabar bandys per suportą jį susirasti. Veikia socialiniai tinklai, kada mes darom reklamą. Tik aišku, reikia daryti dažniau. Dabar, kas yra su DMS paketu? Šiaip mes turim sulaukti, kol mūsų biznio partneriai 6 atsiras, taps data starteriai, sumokės pinigus ir tada mes tampam data mineriu. Ką duoda privalumas DMS? Sutikime, kad šitam biznyje mes pirmoje linijoje galim turėti ir savo vyrą, savo mamą, savo seserį. Mes galime pradžiai gal kažką ir pafinansuoti. Pavyzdžiui, kad ir savo seserį. Gal jinai, sakykime, neturi pinigų, o jūs turit. Arba jinai gali jums atiduoti pinigus 2 kartus per mėnesį, kada gauna algą ir avansą. Jei iš karto neišeina galbūt nuo savęs, 40 eurų atiduoti. Tai šitų būdų data starteris nusiperka iškart 6, sakykime, 6 galimybės iš karto išdalinti data starterių paketų 6 žmonėms iš savo pirmos linijos. Jisai nusiperka už 240 eurų beveik, tai mokės kiekvieną mėnesį, bet sumokėjęs 240 eurų, pas jį atsiranda 6 linkai. Jis kabinete įrašo savo pirmos linijos datą, pirmos linijos partnerio užregistravusio, kuris užsiregistravo, kuris užpildė anketą, taip. Jis įveda ID kodą. Viskas. Tas nemokamas partneris tapo DSS. Kompanija jam atgal 20 eurų grąžino. O jūs su tuo žmogum tarėtės. Gal jūs jį prafinansavot pirmą mėnesį. O gal tam žmogui geriau jum atiduot grinais, nes jis yra jūsų kaimynas. Suprantat, kas vyksta? Jūs už tuos 6 žmonės iš karto įveda, tik labai atsargiai veskit.
pelės labai yra mūsų jautrios. Kas turit laptopus, ekranas labai jautrus. Vieną kartą spustelkit. Labai suvalgo mūsų referalinės nuorodas, kada mes darom DMS paketą. Taip, 2 kartus nusiskaičiuoja vienas ID. Paskui turim labai daug problemų, kol mums grąžina mūsų kompiuteristai, reikia eiti per lelę ir taip toliau. Tai čia technika. Bet iš principo, jūs įvedat po vieną ir visus susistatot. Jūs per 2 valandas galite susistatyti 6 data starterius. Na, būsiu neteisėja, jeigu pasakysiu, kad mes čianai pasistatėm visus, kas pirko DMS paketą, susistatė iš tikrųjų visus žmonės, kurie darys biznį. Nu, šitam rate yra ir mūsų galbūt vaikas, nes mes norim jį pasitemti, vyresnis vaikas negu 18 metų, pasitemti biznyje, pasidaryti iš jo verslo partnerį. Ir aš kaip mama galiu už jį sumokėti. Tai va, yra tokia galimybė iš vieno kabineto tai padaryti. Bet priminsiu, pirmoji eilėj, jūs turite turėti tuos partnerius užsiregistravusius, atsakusios anketą, atėjusius nemokamai, taip? Ir tik tada perkate pats, jau būdamas biznio partneris su DSS, perkate data minerį, DMS paketą ir pradedate rašyti kiekvieno ID kodą. Surašote tai per dieną, kiek įrašote partnerių, tiek jums grįžta iš kompanijos 20 eurų. Gaunasi tas pats, tik žymiai greičiau ir galbūt vieną kitą partnerį mes galime prafinansuoti. Galbūt, nežinau, pavyzdžiui, galbūt yra kokia klasiokė, gera jūsų draugė, bet spardosi, nežino kaip elgtis, o jūs galite jai padėti. Ir jūs sakote, 2 mėnesius aš tave prafinansuosiu, jeigu tau patiks, prašom, kitą mėnesį mokėsi pati. Žmonės pamatė pinigėlius, kaip kiti užsidirba, ateina į azartą, ar ne? Dar vienas dalykas, jūs kiekvieną mėnesį galite įrašyti kitą ID, nebūtinai tos pačius rašyti. Jeigu jums kažkas tai stringa su kažkokiu žmogum, o randate tikrą biznio partnerį, kuris tikrai nori veikti, o jūsų ta draugė taip ir neatėjo jai ūpas dirbti. Jūs šitą ID vieną iš savo kodų paėmėte į vietą ir įrašėte tikrą biznio partnerį kitą mėnesį. Kokia nauda su biznio partneriu? Pirmiausia, tai tie, kurie buvo jūsų partneriai, bet dabar jau norėtų eiti biznį, bet jiems reikėtų brangiau mokėti, 49,90. Tai pirkdami per jūs, jie visą laiką mokės 39,90. Čia yra pliusas. Didžiausias dar pliusas yra dėl nuorodų. Tas, kas perka DMS paketą, kiekvieną mėnesį gauna 144 nuorodos. Kiek žinau, ateityje galima bus jomis ir prekiauti. Mes čia skaičiavom, kad 144 nuorodos yra maždaug apie 306 eurai. Taip? Jūsų partneriai, kurie šiaip užsiregistravę DSS paketą, gauna 24 nuorodas kiekvieną mėnesį. Tai tokie jūsų partneriai dabar gaus 48 nuorodas kas mėnesį. Yra įvairių būdų, kaip užpildyti tas nuorodas, kreipkitės pas savo sponsorius. Yra mūsų Eugenijus užsiregistravęs pasauliniuose forumuose ir ten surenka žmonių, kurie įdomus mūsų projektas ir faktiškai už kažkiek tai dolerių galima nusipirkti partnerius. Gal jie pradžioj miega, bet paskui atbus, kada pradės šlamėti visas pasaulis apie šitą projektą. O galbūt, kada pradės tiksėti jiem pinigėlį ir jie pamatys, kiek jau susikaupė, irgi atbus. Daug būdų yra. Jeigu jūs biznio partneris ir pirmoje linijoje turit pasiregistravę žmonių arba jie patys užsiregistravo, jūs pilną teisę turit parašyti suportui, ID kodą, pavardę ir jums atsiųs šito partnerio elektroninį paštą. Tik būtina, kad šitas partneris būtų užpildęs duomenis, kitaip jie nemato elektroninio pašto. Gavę elektroninį paštą, prašau, pradėkit susirašinėti. Labai sunkiai atsišaukia žmonės, bet kol projektas dar nepažengė iki tam tikrų ribų piniginių, aš manau, taip? Tai dar jie sunkiai atsišaukia. Vienas kitas atsišaukia. Taip, kad mes šitą DMS paketą, ypač šitam periodui, kada mums liko 3 dienos, ir mes galime papulti į kitą platformą. Atsiminkite, toj platformai yra prezidento jau
sušaukta labai daug biznio partnerių. Aš jums pakartosiu, jis yra žmogus, kuris 30 metų dirba tinkliniam marketinge. Pakėlęs 2 komandas. Kaip jūs galvojate, kas yra jo draugų rate? Tokie patys top lyderiai iš tinklinio marketingo pasaulio. Žmogus milijonierius. Kokio lygio jis gali susikviesti pažįstamus ir jam patikės? Tai aišku žmonės su patirtim, kurie atsives po savo komandą. Tai vat mūsų visiems data mineriam yra skirta paliktos vietos, nes iki tam tikros ribos šlagbamas užsidarys ir po mumis pradės statytis kitos komandos. Mums paliktos vietos viršuje. Ir kada statosi apačioje žmonės ir prasideda veikla, ypač binarė, kada jį gali statyti viršuje esantis partneriai, ir tai irgi skaitosi tavo komanda, nuo jų pinigų apyvartos eina į jūsų bendrą apyvartą sumą. Va čia pagrindinis arkliukas, kodėl reikia ten būti dabar. Ar yra kažkokių tai klausimų šiandieną? Janina Valentukevičienė. Naują turim partnerį ar svečią? Janina Valentukevičienė, parašykit, ar jūs partneris, ar biznio partneris, ar svečias. O jeigu svečias, tai kieno? Gal turit kokių klausimų? DSS. DSS, matyt, Adrianos. Janina DSS pas Adrianą. Adriana, ateik kitą kartą į kambarį rašydama data mineris 1. Kokius klausimus turit paskutiniam dienom prieš tai, kaip čia kažkas tai versis pasaulio aukštin galva mūsų projekte? Ar turit ką nors paklausti? Adriana, taip, data mineris 1. Ar webinaras bus įrašytas YouTube? Taip, aš matau, kad kamera filmuoja. Gerai, sutariam. Reiškia, padarom taip, kad šiandieną po webinaro aš susitvarkau, nes negalvokit, kad taip lengva. Reikia laiko. Pasiemu šitą įrašą, sutvarkau į YouTube ir aš nuorodą įdėsiu į Skype chatą. Galėsit pasiimti ir duoti savo partneriam klausyti šitą. Dar kokiu bus? Aš žmonės UK ir JAV reikia nusiųsti. Gerai. Dabar labai gerai, kad pasakėt su UK. UK tai aš taip suprantu Anglija, taip? Noriu pasakyti jums. Anglijos mūsų šalių registre registruojantis nerasite. Aš susidūriau čia paskutinę minutėm su tokia problema ir nesinervuokite. Kol kas yra kažkokios tai problemos toj šaly registruoti žmonės, ar naudoti tą šalį, nežinau. Visi sponsoriai. Kieno žmonės ten yra lietuviai ir, sakykime, nenori registruotis, kad jie iš Lietuvos. Nes pas mane vienas partneris registravosi labai anksti ir jis kažkaip man neužsiminė tos problemos. Jisai nerado Anglijos, pasirašė, jis lietuvis, pasirašė, kad LT ir viskas to baigėsi. Jeigu jis būtų man kažkada, tai gruodžio mėnesį pasakęs, kad yra tokia problema, mes būtume jau senai žinoję tą. Aš kadangi pati susidūriau ir čia pakėliau ant Google pusę projekto, pasirodo yra kažkokia teisinė kliūtis, kuri šiai dienai yra sprendžiama. Todėl, sponsoriai, pasiūlykit variantą, mano partneriui mes susitarėm, kad jisai ir visus savo partnerius iš Anglijos registruos Prancūziją. Kada bus sutvarkyta sistema, šitos ID kodus duosim savo kompiuteristam, aišku, per lelę sąrašus darysim, ir tiem žmonėm bus automatiškai pakeista kita šalis. Ta, jeigu jie nori, kad būtų Anglija. Ar aiškiai pasakiau ir tik neįvarykite kokio nors, žinote, streso arba įtampos. Tai yra normalu. Kiekviena šalis turi tam tikrų teisinių problemų.
Ir tiesiog kol kas yra pasiūlytas toks variantas. Aš su juo susidūriau, viską jau, viso čia fontaną mes praėjom, tai dabar labai ramiai jums sakau, nieko tokio. Registravosi kaip LT. Ok, aišku, gerai. Kas lietuviai gali registruotis kaip LT, kas jau labai nori būti užsieniečiais, ten gyvendami. Kol kas pasiūlykit ir pasakykit ramiai. Dabar vedamos dėrybos dėl kažkokių tai teisinių problemų, būtent dėl Britanijos, dėl Anglijos. Žinote, teisinė sistema Anglijoje yra labai iš tikrųjų aukšto lygio ir stengiasi labai daug ką apsaugoti. Tai matyt, yra tokios problemos. Ir jos matyt nelengvos, jeigu mūsų projektas su tuo negali iki galo kol kas dar susitvarkyti. Bet pažadėta, kad bus susitvarkę. Tik tai turėkit sąrašus, įspėkit žmonės, kad jie registruojantis nepradėtų nervuotis. Nes čia yra baisu, kada žmogų apima stresas registravimo metu, kažkas nesigauna, nepapuola pas sponsorių, paskui šalies nėra, daro DMS paketą, nusiskaičiuoja dviejį, čia žinokit, viską šitą aš praėjau su savo partneriais. Tai kam gyvenime reikia šito streso? Pasiruoškite gerai platformas, registruoti žmonės. Išaiškinkite partneriam dėl Anglijos. Išaiškinkite partneriam, kaip reikia registruoti, duokit savo ID kodą. Pamokykit išsivalyti browserį. Pasakykit, kad atsidarytų tik 2 langus. Perspėkit, kad tokį turi po registracijos mygtukų pamatyti ID kodą. Ir tik tai pamatęs tokį kodą, surašyk vardą, pavardę, šalį. Aš taip registravau irgi savo partnerius pas save kompiuterį, kurie paprašė, nelabai galėjo, pradžioje mes kartu darėm. Nieko nebuvo, tik tai prieš kiekvieną partnerį registruotą savo kompiuterį, aš išvalydavau browserį. Nes jeigu aš Google browserio neišvalydavau, man atstatydavo prieš tai registruoto partnerio ID kodą. Taip galima labai greitai suklysti. Turėkite omeny. Jeigu iš savo kompiuterio keli žmonės registruojate, iš karto, ne iš karto, nesvarbu, prieš registruojant kitą žmogų ir įvedant jo ID ir pasvardą, prieš tai išsivalykite browserį, kad ano partnerio neliktų pas jūs kompiuteryje informacijos. Kūkiai mus visų seka, žinote, ir saugo visą informaciją. Išvalykite tik kūkius. Tik kūkius. Visos kitos informacijos nevalykite browserį, tik uždėkit paukščiuką, kur reikia išvalyti kūkius. Kam reikia, bandykit su manim susisiekti per išeiginę Skype, aš visiems parodysiu. Bet čia liečia Google browserį. Geriausiai jį naudoti šiaip. Jis yra teisingiausias, su juo lengviausiai dirbti, su Google Chrome. Taip, kad nusimkit šitą stresą ir nesudarykit to streso jūsų partneriam. Iš anksto labai gerai viską paaiškinkite. Jeigu neišeina, nepavyksta, atveskite į webinarus, nesivedat svečių. Labai blogai iš tikrųjų ir man liūdna. Na va, bet kaip sakoma, ateis laikas, bus čia pas mus, daug dieve. 100 žmonių galim talpinti, daug dieve, kad tiek būtų ir džiaugsimės, ar ne? Taip, kad prašau. Ir trečias dalykas, kada aš įrašysiu va dabar YouTube'ą, šitą webinarą persiuskit pasiklausyti. Čia daugiau lietėm biznio problemą, nekalbėjom apie paprastą registraciją. Taip? Antras dalykas, pabandysiu suspėti šį vakarą įrašyti trumpą rusų kalboje pristatymą ir pakviesti į webinarą. Dar sau daviau žodį, kad kažkurį tai vakarą tokį patį pakvietimą į webinarą be datos, bet pasakant, kada jie vyksta. Aš taip pat padarysiu lietuvių kalbą. Ir jūsų taip pat paprašysiu, kad jūs Facebook'e taip pat išsiuntinėtumėte. Ten bus mano kalba lietuviškai pristatymas, trumpas, turėtų būti apie minutę, nes aš labai norėčiau, kad mes šitą produktą galėtume dėti į Instagramą. O Instagramą leidžia tik tai minutės video tenai patalpinti. Taip, kad turi būti labai koncentruotai, intriguojančiai, kad galėtume pakviesti. Ir aišku, bus tenai po video webinaro nuoroda, kaip įeiti. Tai va ateityje bus ir lietuvių kalba pakvietimas į lietuviškus webinarus antradieniais, ketvirtadieniais. Taip, kol kas gal nereklamuosiu šeštadienio. Ir padarysiu vieną rusų. Kas turit rusakalbius, galit man padėti, o galit ir savo padėti. Žiūrėkit, kaip čia jums išeis. Nieko neprievartauju, nemėgstu prievartauti labai.
Pati nemėgstu, kada mane per jėgą ir aš savo keliu nesivadovauju to. Abi dvi pusės turi suprasti, sutikti ir džiaugtis vieni kitais kartu dirbant ir bendradarbiaujant. Ir suvokti abi dvi pusės turi, kad tai atėjo į superinį projektą. Niekas nieko netempia už rankos. Visi yra pavargę žmonės nuo tų tampimų, nuo tų ateik, nuo tų į akis lindimo. Man visada smagu komandoje dirbti su tais, kurie pas mane ateina. Aš labai nemėgstu, kada mane tampa už rankovės ir kitus tampyti už rankovės. Aš geriau šiek tiek lėčiau, bet kokybiškiau. Man reikia žmonių, su kuriais aš dirbu. Man reikia matyti jų akis ir žinoti, kad mūsų žvilgsniai sutampa, mūsų požiūriai sutampa ir mums gera nuo to, kad mes kartu bendraujame. Iš tikrųjų, biznį daryti reikia pirmose linijose turėti tos žmonės, su kuriais miela bendrauti. Tik su tokiais žmonėm galima pastatyti didelę komandą ateityje. Ir aišku, pasididinti savo čekius. Negalvokite, kad čia mes staigiai per mėnesį išbagodėsim ir tapsim visi milijonieriais. Visur reikia dirbti. Visur reikės dirbti, reikės statyti data minerius. Taisyklę sužinosim, kada atvažiuos prezidentas. Tai manau, daugiau klausimų nėra. Viską, ką pasakiau, įdėsiu į čatą. Visiems gražaus vakaro. Atsiveskit ketvirtadienį savo svečius. Gal jau ketvirtadienį žinosim tikslę datą, kada prezidentas atvažiuos. Na kągi, o aš su jumis buvau Daina Markinienė, People and Connection projekto Data Mineris 1. Ir man buvo didelė garbė atstovauti ir Lietuvą, ir vesti webinarą jum lietuvių kalba. Ačiū jums labai už visą. Ačiū, malonu būti su jumis. Viskas sudie. Šaunaus vakaro. Iki.